O, filmuoja. Jau pajudėjom iš Kauno. Būsim po poros turbūt. Gerti, bet kažkaip vairuoja. Taip. Gerai, kolegos, tai iki sekančio. Visi tokie ramus. Laukiame. Nu, va, laukiame. Alaus nėra labai. O turėtume alaus, tai būtų linksmiau. O dabar va... Mūsų mašiniukas. O, koks BMW stovi. Kažkoks senovinių automobilių fanas. BMW, kai o, kokia mašinykas. Trakas koksai. Tai va, gyvena meksikiečių rajone. Vien tik meksikiečiai. Vakar nei vieno nematėm baltojo. Žiūrėk, net ir pažangi energetika yra. Pas juos net ir saulės kolektoriai pastatyti. Ko jis mane prie šitą. Tai va, pasi išlovės alėja. Va, tai tokiam mes apartamentuose gyvenam. Va. Vyksta pusryčių gamyba. Kadangi amerikiečiai lievia ir nemoka normaliai gaminti būtinės technikos, tai teko atsistumti ir išjungti. Šiandien pusryčiam, itališkai pusryčiai, mėsytė su makaronais. Hebra tik druskos išėjo. Gal grįž, sveiki gyvi, nes gyvena meksikiečių rajone. Nei vieno nematėm baltojo, nei vieno. Vien tik tai Meksikos tipo gyventojai. Nu, atvykom prie Holivudo ženklo. Nu, įspūdinga. Čia labai faina. Oi. Holivudo kalnai. Matosi visas va. Los Andželas. Daniel Kidlaivė. Aha, nauja vieta. Esam Holivudo kalnuose. Dar aukščiau pakilom prie Griffito observatorijos. Ir matom aфиgeną vaizdelį Los Andželą. Ir Los Andželas tokio dydžio, kad čia net nesimato ten gale jūros, okeano. Tuose kalnuose Holivudo kiek yra vilų visokių, kad ten, nu, fantastika. Ir tikrai įspūdingų vilų. Vaizdas Los Andželo. Viskas matosi. Ir garuoja. Įspūdingai atrodo. Holivudo žvaigždžių alėja. Va, eina 3 žvaigždės. Jos filmuoju. Bet čia dar yra. Bet iš tikrųjų aš įsivaizdavau, kad ta Holivudo žvaigždžių alėja tai kažkoksai bus pasivaikščiojimo vieta, kur ten kažkaip, o čia tokia gatvė ir pakankamai tokia, nežinau, net apleista galima pasakyti. Ar čia tikrai vertėjo skristi į tą Los Andželą? Nežinau. Kažkaip galvojau, kad čia smagiau, bet tai čia paprastai, no, thank you. Panašu, žinai, į Lenkus. O, pasirodo, nefilmavau. Tai va, esam Beverly Hillse, pagrindiniai parduotuvių gatveliai, kur viskas yra prabangu ir labai prabangu. Galvojau, kad čia bus įspūdingiau. Dolce & Gabbana.
Taigi žiauriai atpiginu tos brandus, nes nieks nebeperka. Aš Mano Rolexas koks. Aš gimtadienį priimčiau iš jūsų dovaną, iš šitos parduotuvės. Rasime. Hello. I want this homemade vanilla. Okay, that's a good choice. Simple ice cream. All right, yeah. Please. How much? $7. Prabangiai aš. Tai va, Gabrielė, sumokėjau už ledus, už va šitos paprastus ledus $7. Nebuvo kaip neimti, nes mes lietuviai esam labai kuklus ir labai sunku atsisakyti. Bet Beverly Hillse čia bus $100 Bet čia bus vienas iš tų istorijų gyvenimo, kai visiems pasakosiu, kai pirkau ledus Beverly Hillse už $7. Va, Cybertruckas. Čia jau kuo tolyn eini, tai tuo paprastesni brandai, parduotuvės prastesnės jau. Taigi sustojom Beverly Hillse pavalgyti. Čia tokiam Panda restoranėlyje. Va, čia toksai vietiniai visi valgo. Čia nieko čia kažko labai ypatingo. Nu ką, atvykom prie Ramiojo vandenyno. Čia kur filmuotas Gelbėtojai. Kur filmavo Gelbėtojų serialą. Eisim dabar Pamelos ieškoti. Ir čia kur Švarcas šitą Kačialkas iš to filmo. Čia kur įžymioji šitą gatvelę, kur čia visur visi varinėjo ir Švarcas ten ir visi. Žiauriai fainai. Prieko, žulytės kvapas iš karto visur. Čia gali skeitą nusipirkti. Visur apsaugos pristatytos, kad neįvažiuotų į žmonės. Pirmą kartą prisiliečiu prie Ramiojo vandenyno. Va čia va gelbėtojai, vis tik yra gelbėtojai. Reikia nueiti paprašyti Pamelos kontaktų. Čia oro uostas, va lėktuvai kyla vienas paskui kitą. Kas kokia 30 sekundžių, minutė. Nu va, promenada. Žmonės sportuoja, krepšinį žaidžia. Žiauriai fainai. Gražuolės vietinės. Bet įsivaizduojat, kas čia darosi vasarą, kai čia sezonas būna. Dabar tai čia net žiauriai, tai padarytos tribūnos, kad žiūrėt Kačialkai. Tai va šitas gymas. Tai žymusis džimas, kur Švarcas pradėjo, jo. Galim pasiimti jos. Aš tai siūlau, ne, tai aš apie žolę šneku. Ar einam dar tas? My brothers, one Oh. love. Bring it, Jamaica from. Italija. Huh? Italija. Išgirdo, kad šnekam Nu ką, atvykom į dar vieną įžymę GTA vietą. Į Santa Monikos tiltą. Į jūrą. Biškį primena Palangą. Nu, bet vis tiek smagu. Lukas pasakojo, panašu, sakau, kaip turgus toks. Praktiškai kaip Palangoj. Va, gamesai. Va, žvejoja žmonės. Pasirodo, galima ir pažvejoti čia. Negalima gerti, rūkyti, bet galima žvejoti. Va, laiveliai kokie prišvartuoti.
ten matosi Los Andželas toli. Žvalgos ratas, va taip atrodo nuo tilto. Tai jis trumpesnis gal kaip Palangoje, gal panašiai labiau.